Pasak energetikos specialistų, Visagino atominė elektrinė yra būtina sąlyga Lietuvai integruotis į vakarų Europos elektros sistemą, nes jei Baltijos valstybių regione nebus bazinę elektros gamybą užtikrinančios atominės elektrinės, mažės ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos patrauklumas ir galimybės būti lygiavertėmis partnerėmis Europos energetikos sistemoje. Visagino atominė elektrinė planuojama elektrą pradės gaminti 2020-2022 metais. Iki to laiko bus įgyvendinta Lietuvos elektros sistemos integracija į Europos elektros sistemą darbui sinchroniniu režimu. Tuo pačiu laiku numatoma atsijungti nuo Rusijos energetikos sistemos. Vienas iš strateginių šalies tikslų yra susijungti sinchroniniam darbui su kontinentinė Europa. Ir tai mūsų Litgrido bendrovės vienas iš esminių uždavinių. Šiuo metu mes Lietuva daug importuojame elektros energijos, kitaip sakant, esame deficitinė šalis. Ir tai esminiai apsunkina mūsų prisijungimą sinchroniniam darbui vakarų Europoje. Dėl to, kaip Litgridas, kaip sistemos operatorius, mes labai palankiai žiūrime šį projektą, Visagino atominės elektrinės projektą, kuris palengvintų mums prisijungimą prie vakarų Europos elektros sistemų, nes turėtumėm pakankamai savo elektros gamybos. Europos komisija, vadovaudamasi Euratomo sutartimi, pateikė teigiamą išvadą dėl Visagino atominės elektrinės projekto. Remdamasi atlikto Visagino projekto vertinimu, Europos komisija laikosi nuomonės, kad Visagino projektas atitinka Euratomo sutarties tikslus. Europos komisija konstatuoja, kad Visagino projektu prisidedama prie energijos tiekimo Baltijos regione saugumo ir visapusiškos Baltijos valstybių integracijos į Europos energijos vidaus rinką.